Sveiki, mėly klausytojai, mes ir vėl čia VMI tinklalaidai pietų pertrauka, tai tikiuosi, kad jūs jau irgi skaniai pietaujate, valgot makaronus ar kažką kito, tai skaniai papietaukit, paklausykit mūsų, o mes šiandien esam Mokesčiai kūrė projekte ir šiandien aš esu vienas, kaip matot, be savo sesės Eurėjos, norėjau vienas pasireikšti ir pakviečiau svečią ypatingą, tai yra VMI teisės departamento vadovė Rasa. Gerai pasakiau, ar ne? Tikrai gerai. Gerai. Labai rimtai. Labai rimtai, bet pradėsiu labai paprastai. Kaip matai, pas mus toks gardus stalas čia paruoštas. Ar yra kelia prisiminimo tą mokyklą? Ar buvo kažkuris iš šitų dalykų, kurį tu valgydavai? Kelia, galbūt tos picutės labiausiai kelia, nes tokių gražių bandelių gal nebuvo, tokie restainiukai labiau mano prisiminimuose. Ai, tokie širdelės. Taip. Jo, pas mus buvo su cinamonu, bet ne tokios, kaip dabar pabarstukai būdavo viduj. Tas cinamonas labai jausdavas. Tai, žinok, drąsiai galim paskanauti dabar, galėsim po to, kaip ir klausytojai irgi, ramiai atsipalaiduoti. Bet aš tada turiu apie mokyklą. Irgi klausimą, kad būtų toks lengvas startas. Ką prisimeni? Ar yra kažkoks pirmas prisiminimas apie mokyklą? Kažkoks ryškus? Yra ryškus prisiminimas. Charizmatiški mokytojai. O. Ir dabar, kai kalbuosi su sūnum ir kai jisai kartais skundžiasi mokyklai ir jisai sako, vienas mokytojas labai griežtas, kitas reiklus, o kitas atvirkščiai atrodo nesudomina. Yeah. Ir aš tada pagalvoju, ką aš iš savo mokyklos prisimenu ir kokius mokytojus, tai labiausiai prisimenu charizmatiškus mokytojus ir turėjau chemijos mokytoją, kurios chemiją nelabai gerai mokėjau ir fiziką nelabai gerai mokėjau, bet jinai tokia buvo užsidegusi. Yeah. Jinai taip pasakodavo, jinai tiesiog demonstruodavo, kaip paimi kolbą, įpili šitą kolbą, sumaišai, tada gaunasi va taip va. Ai, tas buvo ekspresyvumas, ne? Taip, ir ekspresyviai, ir labai aiškiai, labai žemiškai, žmogiškai, labai vaikiškai. Jinai tiesiog va šito paimi, čia įdedi. Kodėl įvyksta reakcija? Įvyksta, nes ten kažkas, aš net papasakau, dabar nemoku, nes aš jau tikrai viską pamiršau. Svarbu vizualas, ne? Bet vizualas yra išlikęs labai emocingai ir tikrai atsimenu, kad labai aiškiai paaiškindavo ne vadovėliškai, o praktiškai. Atsimenu, kai reikėjo išeigą gauti ir jinai man kaip labai ilgai aiškino, kai įdedi puodą kilogramą mėsos ir kai tu išverdi ir kai ištrauki mėsą, lieka 800. Tai va tie 200 išeiga. Tai va prisimenu iki šiol. O kaip įdomi, išeiga, geras. Jo, čia gera praktinė šiaip tokia. Čia irgi kas darėsi, kažkas pietus pas mus irgi gali prisiminti jo. Jeigu pirko vištienos krūtinėlę 500, tai valgys greičiausiai 300. Jo, 400. Tai pradėsiu nuo tokio gal pagrindinės mūsų temos. Tai yra apie elektroninę prekybą ir man atrodo dabar jaunuoliam tikrai yra aktualu, svarbu ir pakankamai gal apčiuopiama lengvai, tai yra ta elektroninė prekyba. Tai man tiesiog klausimas, gal jūs galite įvesti apie tą elektroninę prekybą, kas čia tokio yra žavingo tame? Žavinga yra tai, kad šiais laikais yra labai didelis prieinamumas, yra galimybės pabandyti, save išmėginti, pažiūrėti tinka, patinka, yra galimybės tiesiog tą daryti. Bet reikia žinoti 2 esminius dalykus. Ar aš noriu tapti verslininku ir darau verslą, ar aš tiesiog noriu pamėginti kažką parduoti elektroninėje erdvėje, dėl smagumo, tiesiog dėl pabandymo, B, tiesiog aš turiu nereikalingą daiktą, kuris dulka mano spintoje ir aš jam noriu suteikti antrą gyvenimą ir tokiu būdu parduoti. Jo. Ir 2 esminiai dalykai, nuo kurių priklauso apmokestinimas. Jeigu tai mano yra atsitiktiniai pardavimai, kuomet aš prikeliu antram gyvenimui savo nenešiojamą rūbą, išauktą rūbą, perskaitytą knygą, tai nėra jokios veiklos ir mokesčių mokėti nereikia, jeigu tarp įsigymo ir pardavimo skirtumo neturime per metus daugiau kaip 2500 eurų. O juos pasiekti iš ties yra labai sudėtinga. Tai reiškia, aš pats, jeigu kažką pardavinėjau, arba noriu parduoti, kaip sakė, kažkas dulksta, tai reiškia, aš negaliu viršyti 2500 eurų sumos, ar ne? Pelno. Tarp įsigymo ir pardavimo. Tarkime, marškinėlius nusipirkau už 20 eurų, dėvėjau, mada keičiasi, dulkas spintoj marškinėlį nutariau parduoti ir aš juos parduodu už 10 eurų.
tai netgi skirtumo neatsiranda, nes pirkau už 20, parduodu už 10. Reiškia 0. Jo. Bet jeigu aš nusipirkau, tarkim, modeliuką ir galbūt vyksta aukcionas, priekyba ir jo vertė auga ir aš jį nusipirkau už 30 eurų, o parduodu už 50 eurų, aš uždirbau 20 eurų. Reiškia, į tuos 2,5 tūkstančio pliusuoju. Ir jeigu aš per metus nuo tokios priekybos pasiekiu 2,5 tūkstančio eurų, reiškia, nuo to viršaus aš jau turiu pradėti mokėti mokesčius. Tai tarkim, uždirbau 3,000 eurų, tai nuo 500 eurų turiu sumokėti mokesčius. O va tada labai įdomu, va tarkim, aš pasiekiu, turiu labai daug marškinių, nes dabar irgi keičia stilius ir išparduodu aš tos marškinius, kiekvieną kartą perpardavinėju. Tai ar aš pasiekęs 3,000, 4,000 eurų, ar tai jau yra kažkoks jau konkretus man tada mokesčių procentas, ar jis skaičiuojas irgi nuo sumos dydžio, kiek aš kokį pelną pasiekiu ir panašiai? Taip, tai yra laikoma atsitiktinių pardavimų, savo nereikalingų daiktų, išaugtų daiktų ir panašiai, ir dėl to tai yra vienas tarifas 15% gyventojų pajamų mokesčio. Bet jeigu aš esu jaunasis verslininkas, mano tikslas yra parduoti ir užsidirbti, nes aš jau siekiu pajamų, koks verslininkas be pajamų, ne, be pelno. Aš siekiu, noriu tą daryti, tai tuomet jau nuo pajamingumo, nuo uždirbtų pinigų kiekio priklauso apmokestinimas. Ir jeigu tai yra individuali veikla, kurią be abejo privaloma registruoti, gyventojų pajamų mokesčio tarifas yra nuo 5 iki 15% priklausomai nuo to, kiek uždirbau pajamų. Jeigu uždirbau nedaug, tai yra 5, jeigu uždirbau iki 35 000 eurų per metus ir daugiau, tuomet 15%. Tai čia gerą spintą turėčiau turėti, man atrodo, ar ne? Arba kelias spintas, kad jau tikrai čia tokia. Na ir su klaustuku, ar spintoje kabantis daiktai vertę augina. Jo. Nes dažniausiai, jeigu tai yra mano dėvėtas, praeitą sezoną, tarkim, drabužis, net aš tikėtina jo neparduosiu daugiau, o brangiau. Tai reiškia, man pajamų mokesčio nebus nuo ko mokėti, nes aš pajamų nebent kažkaip sužaisi, nebent gražiai pateiksi, arba išsaugosi, nenešiosi dažnai to drabužio. O tai dar tada turiu klausimą tokį. O tai tarkim, mesgi turim Vintedą, kurio naudojus ir pats esu bandęs naudotis ir man atrodo dabar labai yra toks Lietuvoje ir ne tik Lietuvoje, didelis trendas, žmonės ten deda naudotus drabužius, kažkas gal tiesiog netinkantį kažkokį drabužį. Tai čia irgi visiškai tas pats principas, apie ką mes ką tik apkalbėjom ir su Vintedu galioja, ar ne? Tiesiog tu turi pasirinkti, ar esi tas jaunas verslininkas, ar esi tiesiog žmogus, kuris nori kažkokį savo daiktą parduoti. O tai jeigu, tarkim, ar skiriasi kažkaip dalykas, jeigu aš visiškai naują daiktą, pavyzdžiui, batus nusipirko, bet matau, kad man viena išmera per didelė, aš noriu tiesiog į Vintedą įdėti. Tai sąlygos tos pačios. Taip, Filmai, tu esi teisus, kad nepriklausomai nuo to, kokioje platformoje, ar kažkada buvo populiarios Supermamos platformos. Supermamų platforma, kur ten irgi vykdavo priekyba. Ar Vintede, ar Blusturgyje, ar Turgelyje, arba tiesiog skelbiu LT įdedi skelbimą. Taip. Tai nepriklauso nuo tavo pasirinktos platformos, pajamų apmokestinimas yra vienodas. Lygiai taip pat, nesvarbu, ar tai daiktas yra nešiotas, ar jis yra naujas. Nes tikriausiai normalu, įsigijai daiktą, kuris tau persigalvojo, tiesiog nepatiko, praėjo 14-30 dienų grąžinti į priekybos vietą, jau nebegali ir sugalvoji parduoti. Tai vėlgi yra laikoma, kad tai tikėtina tavo yra atsitiktiniai sandoriai. Taip. Tu tiesiog nori parduoti tau netinkamą daiktą ir visas apmokestinimas lygiai toks pas, apie kokį mes kalbėjome. Bet jeigu... Man patinka tas, bet jeigu čia... Bet jeigu, mokesčiuose yra tokių plonybių, jeigu tavo tikslas yra pirkti daiktus ir juos perparduoti brangiau, nes tu nori užsidirbti papildomoms pramogoms, kinui, kelionėms, galbūt taupai kažkokiam daiktui. Taip. Tai tada jau yra versliškumas. O jeigu versliškumas, mes grįžtam, kad tu esi jaunasis verslininkas, reiškia, tu turi registruoti veiklą ir mokėti mokesčius. O kaip tada reikia atskirti, tarkim, nes gali būti irgi mūsų klausytojai gali dar pradžiai nesuprasti, ar jie yra jaunieji verslininkai, gal jie tiesiog pradeda nuo tos elektroninės prekybos, jiem atrodo faina. Kaip tada supras, kad aš jau keliauju į tą jau rimtąjį jaunąjį verslininką, nes man tiesiog matau, kad gerai sekasi arba mato, kad sugeba tą patį daiktą, kurį nusiperka, perparduoti brangiau, kaip pavyzdžiui. Kaip tada jau jam suvokia, kad jis jau eina į tą kitą jeigu?
Be abejo, kartais tą pajusti ribą sunku, nes pagauna azartas, tačiau yra požymiai, kurie tau padėtų šitą klausimą atsakyti. Jeigu tu tą darai tam tikrą testinį ilgesnį laikotarpį, tu vykdai veiklą savarankiškai, kaip savarankiškas asmuo priimi sprendimus, šiandien prekiauju, parduodu už tokią kainą, perku už kitą kainą. Ir jeigu aš tikrai suvokiu, kad aš siekiu uždirbti pajamų, kad mano pagrindinis varikliukas, kodėl aš tai darau, nes noriu uždirbti, tai jau yra veiklos požymiai ir tai reiškia, kad reikia registruoti individualią veiklą arba įsigyti verslo liudimą. Tai jeigu man jau ateina pirma mintis, kad aš jau noriu užsidirbti, tai reiškia, aš jau iš esmės esu jaunasis verslininkas, ar ne? Taip. Turiuomenį, aš jau turiu ne šiaip pardavinėti, tai yra jau tiesiog toks turi būti daugialaikis kažkoks planas. Ilgalaikis planas, aš siekiu ir aš tą darau. Taip. Jėga. Gerai. Tai man atrodo, čia mūsų klausytam irgi buvo šitas labai labai aktualu ir svarbu. O tai tada suprantu, kad platforma jau dabar irgi nėra svarbi. Ar tai būtų Facebookas, ar tai turgelis. O kaip man su tada išsaugojimo čekiais, pavyzdžiui, reikėtų elgtis? Ar aš turiu viską išsaugoti, ar čia man nėra taip svarbu? Ar reikia turėti su kiekvienu produktu, kiekvieną išsaugotą čekį ir įkaupti kažkur stalčiui? Taip, patarimas yra čekius turėti ir juos saugoti. Ir jie yra naudingi ne tik mokesčiams, bet ir apskritai tavo kitoms teisėms, kaip pirkėjo ir kaip vartotojo. Nes dažnai su čekiu tu gauni garantiją. Dažnai su čekiu tu gali gražinti per pardavėjo nustatytą terminą ir netgi, pasakysiu tau tokią paslaptėlę, ne visi žinoja, kad pagal civilinį kodeksą, tokį rimtą teisininkų knygą, jeigu daiktas yra prastos kokybės, jį gali gražinti netgi per 2 metus. Tai yra labai naudingas patarimas, bet reikia turėti pirkimo dokumentą. Tai lygiai taip pat ir mokesčiams, jeigu tu nori pasinaudoti mokesčio lengvata, tai reiškia mokėti pajamų mokestį tik tai nuo skirtumo, nuo savo pelno, kurį tu uždirbai ir jis viršė 2,5 tūkstančio eurų, tai tu turi turėti įsigijimo dokumentus. Ir dažniausiai žmonės, visi ir jauni, ir nejauni, ypatingai nejauni, galbūt jie šiek tiek yra labiau atsakingi, jie saugo įsigijimo dokumentus, ypatingai brangesnių pirkinių. Ir lygiai taip pat elektroniniai prekybai vystantis, tai tą dokumentą turėti tapo dar paprasčiau, nes dažniausiai elektroninė parduotuvė sąskaita atsiunčia elektroniniu paštu. Man labai įdomu, būtent dėl trijų raidžių, kai mes užsakinėjame elektroniniai prekyboje, ar batus, ar tai būtų kažkokie džinsai, ir ten visada prie kainos būna parašyta, plus PVM-as. Tai vat klausimas, elektroninė prekyba, užsiimu Vintede, kažką pardavinėju, ar aš turiu pats paskaičiuoti tą 3 raidžių terminą PVM, ar jis automatiškai prisideda, kurioje vietoj nepamesti šito reiktų? Ačiū Finai už klausimą, man džiugu, kad jau žinai tas 3 raidės ir PVM. Girdėjau. Tai iš tikrųjų visiška teisybė. Tu kaip jaunasis verslininkas turi pats sekti savo buhalterinę apskaitą. Super, gerai, šitą turėsiu mintį. Ir dar norėčiau pareklamuoti, kad tau padėti skaičiuoti savo apyvartą ir žiūrėti, ar tavo verslas yra sėkmingas, ar tu pakankamai uždirbi pajamų, ar tavo kainodara yra teisinga. Virtualus VMI buhalteris. Japsas, aš jį taip mėgstu vadinti. Tu jį žinai, šaunuolis. Man labai patinka, nes labai patogi sistema. Man kažkada yra paskambinę, aš pasišnekėjau su konsultantė, jinai mane apmokė ir viskas matosi toj sistemoje, man nereikia galvoti, užsirašinėti pas save kažkur į nautsus, kad paskui pasimeta, viskas yra vienoje vietoje, aš galiu matyti sumas, aš galiu matyti tą ribą. Tai jo, aš irgi žinau. Žinai, tu rimtas verslininkas. Stengiuosi, mokausi, stengiuosi būti irgi. O tai tada gerai, man tada įdomu, ar turi Rasa kažkokių patarimų tada jaunajam verslininkui, nuo ko geriausia atsižvelgti, vat, kad pradėti tos gerus baby stepsus su elektroninė prekyba? Labai Finai geras klausimas. Mano patarimas visuomet būna prieš darydamas pasidomėk. Nes labiausiai liūdna būna tose situacijose, kai žmogus pradėjo daryti, nesužinojo taisyklių, nesužinojo sąlygų, jam nepatiko tas rezultatas, arba atsitiko kažkokia, nenoriu sakyti, nei bėda, nei nelaimė, tiesiog šoks nesusipratimas, arba pasivijo žinia, kad, tarkim, reikia mokėti mokesčius, ir sako, o ką dabar daryti? O dabar jau nėra ką daryti, dabar tik tai pasiekmes. Taigi patarimas prieš pradedant veiklą pasidomėti, ir tą galima labai lengvai padaryti, VMI interneto puslapyje, paskambinti konsultavimo
departamentą pasikonsultuoti, pasidomėti, galiausiai į Google suvesti ir duoda labai daug atsakymų. Taigi, prieš pradedant veiklą reikėtų pasidomėti. Čia, man atrodo, viskas labai labai gerai, aiškiai, tiksliai pasakyta. O man šiaip dar įdomu, Rasa, apie tave. O tai dirbigi teisės departamente, su kokiais iššūkiais pati susidari, kas tave ten džiugina ir gal yra kažkokių irgi dalykų, kurios gali klausytojams pasakyti. Kažkokius atkreiptinus dalykus, ką žmonės pamiršta, praslysta, nepagalvoja ir ką mes galėtume susiimti, kad būtų geriau. Mane tikrai džiugina, kai man sekasi. Mane džiugina, kai sekasi mano kolegoms ir mane tikrai labai džiugina, kai sekasi mokesčių mokėtojams. Tai yra tokiems jauniesiems mokesčių mokėtojams kaip tu ir lygiai taip pat vyresniems mokesčių mokėtojams, kurie jau daro didelius reikalus. Tai kai žmonės yra pasidomėję, kai jiems sekasi daryti verslą, kai jiems sekasi uždirbti pinigus, man atrodo, džiaugiasi visi. Bet labiausiai liūdina tos situacijos, kai žmonės būna nepakankamai įsigilinę, nepakankamai pasidomėję ir kaip mes kalbėjom pokalbio viduryje, kai ateina pasiekmes ir tada žmogus bando ieškoti išeičių, o kartais išeičių nėra. Tuomet liūdna būna ir vienai ir kitai pusiai. Nes tada bando kažkaip įrodyti, ar ne, kad čia nebuvo, Taip, ir dažniausiai tuomet ir kyla ginčai, kyla priešprieša, vienas kitam turi priekaištų. Vienas sako, kodėl tu nepasidomėjai, pradėjai daryti. O jis sako, o tai kodėl tu man nepasakėjai, o aš nepasakiau, nes tu neklausai, o aš neklausiau, nes bijojau. Tai kam to reikia? Reikia nuo pat pradžių rasti kontaktą, rasti būdą pasidomėti, pasiklausti, proaktyviai paveikti. Turėti gerą ping-pongą, kad nereiktų. Tai tas ping-pongas beje ir liūdina. Kai kyla tie nesusipratimai ir reikia aiškinti santykius, aiškintis tas aplinkybės ir tas, aišku, sukelia ir emocijų, ir tos blogos emocijos, jos niekam nepadeda ir niekam nepatinka tikriausiai. Ir aš dar turiu, vieną užsikabinau, sakai, 2 metų yra laikotarpis, kai aš galiu, pavyzdžiui, grąžinti kažkokį, o tai kokiais atvejais, nes šiaip tai dažniausiai, kaip minėjom, prieš tai 2 savaitės yra tas, kokiais atvejais aš galiu, pasinaudoti 2 metų kažkokią. Kai yra daiktas su defektu ir dėl to jis netarnauja taip arba tiek, kiek jis turėtų tarnauti. Pateiksiu pavyzdį. Visai neseniai praeitais metais sūnui irgi paaugliui pirkome kėdus, kurių jis tikrai labai norėjo, mes ilgai rinkomės, galvojom, nupirkom ir jie suplyšo po metų. Ir mes tikrai turėjom pirkimo dokumentą, kuris pirkom elektroniniai parduotuvėje ir jisai mums buvo atsiųstas elektroninį paštą, dėl to jį buvo surasti labai paprasta. Ir mes grąžinome tą prekę parduotuvėje, jie įvertinę pripažino, kad tai yra gamintojo defektas, nes po metų kėdai neturėjo taip suplyšti ir mums grąžino visus pinigus. O geras. Tai čia, man atrodo, žiūrovai čia irgi labai aktualu, nepamirškit irgi kovoti už savo teisės, ar ne, prisiminti, kad irgi galima tokiais dalykais pasinaudoti. Tai, man atrodo, nuostabiai pašnekėjom, gal tu, Rasa, girdėjau, minėjai, kad tau šitą pica turi kažkokią nostalgijos, prieskonį. Galim tikrai dabar pavalgyti, pasivaišinti, kol mūsų irgi mėlyje svečiai klausosi. Tai ačiū labai tau, ačiū labai, kad atvykai pas mus ir iki kitų laidų. Ačiū, Finai, kad domiesi.